galima įterpti arba braižyti. Pabandykim dabar įterpti paprastą lentelę. Sakykim, kokie 7 stulpeliai ir kažkiek tai eilučių. Ir jeigu aš dabar rašau ilgą žodį, pavyzdžiui, vien tik A raides, tai man stulpelis plečiasi tam, kad tilptų tas žodis. Jeigu aš padaryčiau tarpą, tai stulpelis grįžta į normalią padėtį. Lentelė yra įterpta nuo paraštės iki paraštės. Ir jeigu aš dabar parašysiu kelias raides, čia parašysiu, čia parašysiu, čia, ir čia nieko nerašysiu. Tai dabar lentelę galima padaryti tokių kelių, suteikti kelias savybės lentelei. Einam į automatinis talpinimas ir galiu nustatyti, kad automatiškai talpinti į turinį. Pažiūrim, kas bus. Matot, yra taip, kad lentelė arba susiaurėja kai kurie stulpeliai, arba praplatėja taip, kad tilptų mano užrašai vienu eilute. Čia nieko nebuvo ir tas, jeigu kažką rašysiu, šitas plečiasi. Dabar grįžtu prie vėl ne tą paspaudžiau, ir vėl automatinis talpinimas, į langą talpinam. Į langą gaunam nuo paraštės iki paraštės. Ir dar vienas variantas yra fiksuotas stulpelių plotis. Dabar turim kažkokį tai stulpelių plotį ir užfiksuojam jį. Ir dabar, jeigu aš įrašysiu tekstą, jis niekur, lentelė nebejuda. Užfiksavau lentelės plotį. Dabar pabandysim lentelę pabraižyti. Braižymui galima braižyti lentelę ir iššoka tokie įrankiai. Man patinka, kai jie būna kažkur čia, kur braižysim lentelę. Galima tas pačius įrankius išsikviesti ir su mygtuku. Šituo su pieštuku toks mygtukas turim. Dabar yra iškart įspaustas kaip pieštukas, kurti lentelę mygtukas yra, ir aš dabar galiu braižyti lentelę. Braižau lentelės didelį rėmą. Toks bus rėmas. Dabar braižau lentelės stulpelius. Kelis. Matot, nėra taip greitai, kaip įterpti. Galiu braižyti eilutes. Vieną, antrą, trečią. Galiu tiesiog brėžti ne iki galo, kaip man reikia. Ir čia galiu brėžti, ir čia galiu brėžti, ir taip galiu brėžti, kaip man patinka. Tik nereikėtų braižyti lentelės lentelei. Čia jau brėžiu lentelę ir turiu jau antrą lentelę. Šitą lentelę galiu ištrinti, eisiu į lentelę, naikinti ir lentelę ištryniu. Ar lentelė yra įterpta, ar ji yra nubraižyta, visiškai vienodai. Galiu ir šitoj lentelėj kažką pabraižyti, kaip man patinka. Todėl geriau lentelę įsiterpti, o paskui, ką reikia, galima nupiešti. Dabar galiu pasirinkti ir kraštinės stilių lentelės. Pavyzdžiui, pasirinksiu trigubą liniją. Storį trigubos linijos, toks yra. Galiu pasirinkti kažkokią tai spalvą, pavyzdžiui, raudoną. Ir brėžti naują liniją, turiu, arba per esamą liniją galiu perbrėžti, irgi turiu. Taip galima braižyti. Dabar yra sekantis mygtukas, yra trintukas. Aš trinu kažkokią liniją, ištryniau. Jeigu įsijungsiu, kad matyčiau paslėptus simbolius, tai matau tas minas. Ir dabar, trinant kraštinę, galimi du atvejai. Dabar turim vieną langelį, antrą, du simboliukus, dvi bombas, ir ištrinu tarp jų, ištrinu liniją tarp jų, gavau vieną langelį, nes viena bomba. Tiesiog langelius sulieju. Bet jeigu aš ištrinsiu šičią liniją, tai visos bombos, tie simboliukai liko, o linija vietoj juodos tapo pilka. Tiesiog aš nuėmiau liniją, nutryniau, ji tapo nematoma. Šita pilka linija vadinama tinkleliu ir aš ją matau tik tada, kai yra įspaustas rodyti tinklelį. Šiuo atveju paslėpsiu tinklelį ir linijos nesimato.
vėl lentelė, rodyti tinklelį, vėl matosi. Reiškia, aš galiu sujungti arba nuimti matomą liniją. O jeigu tinklelis yra, jis bet kokiu atveju nėra spausdinamas, išeisiu į spaudinio peržiūrą, kaip matot, šičia linijos nėra. Toliau, galiu langelius kažkokius užspalvinti. Šitą praleidžiam truputėlį mygtukėlį ir yra toks kibirėlis, spalvinimas. Aš galiu pasiimti bet kokią spalvą ir tą spalvą tiesiog užspalvinti arba užpilti langelį. Galiu pasižymėti kelis langelius, pasirinkti kitokią spalvą, va taip turiu. Jeigu prie tokių iškrentančių meniu yra toks kaip taškeliai viršui, tai užvažiavus pelė kryžium ir aš galiu nusiplėšti ir turėti, kol man reikia, vat, ir galiu spalvinti tiek, kol reikia, nebereikia spalvinti, uždarau šitą meniu ir kai reikės, vėl čia rasiu. Kadangi lentelė yra tokia pat kaip ir įterpta, tai visos komandos, kurios yra čia, veikia ir nubraižytai lentelei, tame tarpe ir tarp mygtukų kartojosi va, tos komandos įterpti, talpinti, matot, visos tos pačios yra. Ir tiesiog galima linijas netrinti, o tiesiog pasižymėjus sulieti. Va, čia yra suliejamas langelis. O dar kartą kažką suliesiu, va, sulieti. Taip yra greičiau, patogiau, arčiau, nereikia lakstyti. Nu ir priešingas atvejis perskirstyti langelius, nu, vat, galiu pasidaryti kažkiek tiek, va, perskirščiau, tik tai skirsto tokią liniją, kokią va, turiu pasirinkęs. Pasirinkčiau va šitokią liniją, tai skirstytų tą langelį jau pagal šitokią, o vis tiek tokia pat. Turėtų skirstyti jau pagal šitą liniją. Ne. Dabar